Sveiki, gerbiami žiūrovai, mes filmuojame naują laidą ir šiandien tema yra, kas yra protestantai, protestantizmas, krikščionybė, krikščionys. Taigi šiandien kalbinu gerbiamą pastorių Virelą Visocką ir užduodu jam klausimą, kas yra protestantai? Kas yra protestantai? Protestantai yra protestuojantys krikščionys. Ir atsirado šitas terminas po 1517 metais, spalio 31 dieną prasidėjusios reformacijos. Kai mes žinome tą dieną, Martynas Liuteris, Augustinijonų vienuolis, prikalė prie Vitembergo pilies bažnyčios 95 tezes. Jisai negalvojo pradėti jokio protestantizmo, bet tai, kas prasidėjo, aš manau, buvo Dievo paties suplanuota ir tai sukėlė tai, ką mes vadiname reformacija. Tad dalis katalikų, jie paliko Romos katalikų bažnyčią ir ėmė protestuoti prieš tuo metu buvusius labai ryškius iš tikrųjų pažeidimus, kaip pavyzdžiui, prieš ką ypatingai iš tikrųjų tose 95 tezėse pasisakė Martynas Liuteris, buvo prieš nuodėmių atleidimą sumokėjus pinigus, kas vadinosi indulgencijos. Ir paskui buvo pradėta protestuoti prieš tikrųjų, pasisakyti prieš kitus iš tikrųjų dalykus, kurie, ieškau švento rašto, kurie iš tikrųjų prieštarauja šventajam raštam. Tad protestantai yra žmonės, kurie protestuoja ir, arba galim sakyti dar kitaip, nesutinka su tam tikrais dalykais, kurie yra atsiradę istorijos bėgyje pačiose seniausiose dviejose bažnyčiose, tai yra Romos katalikų ir rytų stačiatikų. Aišku, ir tų katalikų yra pora atšakų, mažiau, bet, sakykime, rytų stačiatikų yra daug daugiau atšakų, įvairių Asirijos, Chaldėjos ir taip toliau. Rusų, gruzinų, ten yra, pavyzdžiui, yra ten grigališkoji armėnų bažnyčia ir įvairūs, ten yra labai daugybė, bet šiandien protestantai, bent jau išoriškai, nes ne visada jie yra nuoseklūs, jie sako, kad jie sutinka, kad mūsų dievogarba turi atitikti Dievo žodį. Ir jeigu jinai netitinka, tai yra tradicija, mes visi turim tam tikrų tradicijų, bet jeigu tradicija prieštarauja šventajam raštui, mes turim atidėti į šono tradiciją ir tikėti tik šventuoju raštu. Tai va, protestantai yra žmonės, kurie bent jau išpažįsta, kaip sakiau, ne visada nuosekliai, kad jie tiki tik tai Dievo žodžiu. Pastor, dar noriu paklausti, kas yra sektantai? Kas yra sektantai? Sektantai. Geras klausimas, aš pasakysiu, nes aš ne vieną kartą buvau pavadintas sektantu ir aš visada tokiam žmogui užduodu klausimą, į kurį jau 30 kelis metus negaunu atsakymo. Gerbiamasis, gal galėtumėte pasakyti, jeigu jūs jau vadinate mane sektantu, sakote, kad aš vaikštau į sektą, kasgi yra ta sekta? Negirdėjau dar atsakymo, nors žmonės drąsiai vartoja šitą žodį, bet jie net nežino, kas tai yra. Jie turi omeny štai ką. Kažkas nei katalikai ir žmonės, religinė kažkokia tai organizacija, kurie mums nepatinka. Mes jūsų nevirškinam, jūs blogiukai, kadangi jūs ne katalikai. Ir ne tie primtini protestantai kaip liuteronai arba primtini stačiatikiai. Iš tikrųjų sekta, pats žodis, yra graikiškos kilmės, čia yra sekta, yra lotyniškas ir jisai yra vertinys jau iš graikiško žodžio hairesis, iš kurio mes paskui gavom žodį erezija. Tad jeigu tai iš tikrųjų tikrąja to žodžio prasme yra sekta, tai jinai
realiai skleidžia kažkokią ereziją arba klaidžiamokslį. Nes aš pasakysiu, kad yra 3 sektos apibrėžimai. Yra žiniasklaidinis ir dažniausiai mes su juo susidurėme, kas mes galime, ką tik tai nori pavadinti sektą ir tai nebūtinai yra tiesa. Yra sociologinis, tai reiškia, sakykime, tai žmonės, kurie netokie kaip visi, mums dažniausiai nepatinkantis, ir yra teologinis iš tikrųjų sektos apibrėžimas ir tik tai vienintelis tas teologinis apibrėžimas yra teisingas. Nes mes kalbame apie dievogarbą ir dievogarba iš tikrųjų apibrėžiama tai, kaip ją pats Dievas apibrėžia savo žodyje, šventajame rašte arba Biblijoje. Todėl, jeigu tai žmogus iš tikrųjų yra sektantas, tai jisai pasisako prieš pagrindinius krikščionybės dalykus. Numeris 1 - trejybė. Aš galiu pasakyti bet kuri ten. Jehovos liudininkai, mormonai, kas tik tai nori. Čia patys tokie populiariausi. Jie nesutinka, kad Dievas yra 3 asmenyse - Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia. Daug kas iš jų, kaip pavyzdžiui, Jehovos liudininkai, nesutinka su kūnišku Jėzaus prisikėlimu. Jie nesutinka, kad Šventoji Dvasia yra asmuo. Ir kitas dalykas, jie nesutinka su išgelbėjimu malone, o ne darbais. Nes Šventas raštas sako, laiškas Efeziečiams 2 skyrius 8-9 eilutės, kad malonė jūs esate išgelbėti, per tikėjimą tai ne iš jūsų, tai yra kas? Dievo dovana, ne darbais, kad kas nors įsigirtų. Ir pavyzdžiui, kokie nors Jehovos liudininkai, tam, kad tu pretenduotum, jie ten turi 2 lygmenius, dangiškieji, žemiškieji, ir ten bent jau ten visos žemiškos vakancijos užimtos, jau buvo daug metų užimtas. Ta kvaila teorija apie 2000, ten atsimenu, kiek ten, neatsimenu, 2010, ten kiek ten tų tūkstančių, neatsimenu, kiek ten užmiršau. Nesvarbu, bet 144 000, atsiprašau, dabar tik tai žemiškieji gali tapti. Jiems reikia, nežinau, kiek valandų per savaitę būtinai dirbti, skleisti savo žurnaliukus ir tau bandyti įbrūžinti tam tikrus dalykus, kad jie galėtų tikėtis, kad jie pateks į žemišką rojų. Tad turi būti, kad iš tikrųjų tai būtų sekta, tai turi būti realūs prieštaravimai pačioms pamatinėms krikščionybės tiesoms. Ir todėl aš pasakysiu vieną dalyką. Žmonės neteisingai, realiai neteisingai priskiria daugybę tikrų krikščionių šitai daliai, sektantizmui. Tada sekantis klausimas, kas yra krikščionis? Krikščionis irgi labai geras dalykas. Aš klausykit, aš pradėsiu nuo anekdoto. Čia tikras anekdotas. Toksai žinomas pamokslininkas Norvel Heizas kažkada tai Floridos valstijoje turėjo nedidelę misiją. Čia aš išleidęs ką tik tai knygą, kaip nemirti, bet gyventi, ir jisai šitoje knygoje ir pasakojo šitą anekdotą. Ne anekdoto, realų atveju, jis ten miestas iš tikrųjų, nemažas miestas, yra Crystal River. Ir toje misijoje, kuri buvo Crystal River, žiūrėjo žmogus ir ten tas darbuotojas tos misijos paklausė, sako, ar jūs esate krikščionis? Sako, taip, žinoma, aš gimiau Crystal River. Ir jie galvoja, kad jeigu jis gimė Crystal River, tai reiškia Amerikoje, tai jis defaultų savaime suprantamų yra krikščionis. Būtų juokinga, jeigu tai nebūtų tiesa. Iš tikrųjų, didžioji dalis lietuvių galvo, kad yra faktas. Aš esu krikščionis ir nes aš buvau pakrikštytas, aš neatsimenu to, neturėjau nieko bendro su tuo, neprašiau to, bet aš esu pakrikštytas, dermavotas ir taip toliau, ir aš tikrai esu krikščionis, ir aš pasakysiu kartu su Donaldu Trumpu, wrong, jūs klystate. Kodėl? Todėl, kad krikščionis yra žmogus, kuris asmeniškai sutiko Jėzų Kristų
Ne, aš nekalbu apie tai, kad fiziškai čia jau tikrai būtų kažkas toks. Mes nekalbėsim apie vasaros 5 ir kitus dalykus. Nors tai yra įmanoma, bet dažniausiai žmonės, kurie kalba, kad jis sutiko Jėzų, ten yra jau kitas dalykas. Tai yra žmogus, kuris iš tikrųjų susidūrė dvasioje su Jėzumi Kristumi ir Jėzus jo gyvenimą perkeitė. Ir jisai šiandieną tiki Jėzaus kūniškų prisikėlimu ir jis išpažįsta Jėzų Kristų savo viešpačiu ir gelbėtoju ir tarnauju jam ne tik tai, atsiprašau labai, čia iliustracija, liežuviu, nes didžioji dalis lietuvių, jie irgi pasakys 100% aš esu krikščionis, aš moku persižegnoti mažu, tėve mūsų, sveika Marija, ir nueinu per Kalėdas į bažnyčią. Ir dėja tai nedaro krikščionimi, nes man patinka vienas pasakymas, kažkas tai sako, tu gali 100 metų vaikščioti į karvidę ir netapti karvę, arba į arklidę ir netapti arkliu, arba vaikščioti 100 metų į McDonald'ą ir netapti mėsainiu. Nes tikėjimas nėra kojose, tikėjimas yra širdyje. Šventas raštas sako, jei lūpomis išpažinsi, kad Jėzus yra viešpats ir širdimi, ne to, bet vidumi savo, tikėsi, kad Dievas prikėlė iš numirusių, bus išgelbėtas. Ir aš pasakysiu, aš turėjau, čia mes sėdim Marijampolį, aš uždaviau vieną klausimą vienai močiutei, jai buvo 85 metai. Jinai tikrai nebuvo tarybinis produktas, nes gimė smetoniškoje Lietuvoje. Ir paprasčiausiai mano žmona vieną naktį pamatė sapną, kad jinai numirė. Ir aš kitą dieną šoviau aplankyti jos. Ir aš jos paklausiau, kadangi jos kambarėlėje buvo tas medinis kryželis su alaviniu Kristumi. Ir aš klausiu, senolė, ar jūs tikite, kad Jėzus prisikėlė iš numirusių? Jis atsiduso ir pasakė, o kas ten žino, Tai va, ir žmogus faktas ten turėjo krūvą maldaknygų, turėjo kryželį, faktas vaikščiojo sekmadieniais į bažnyčią, bet tai nepadaro žmogaus krikščionių. Tai yra du skirtingi žodžiai, yra tikėjimas ir yra religingumas. Religingumas yra apeigų atlikimas. Kodėl tu atlieki apeigas? Dėl to, kad tavo tėvai atlikinėjo, jie atlikinėjo nes jų tėvai ir taip toliau, ir taip toliau. Kodėl? Kodėl? Kaip gimėm, taip ir numirsim ir paliksim, kaip buvo. Bet taip tu dažniausiai atsakymas. Kodėl? Sąmoningumo nėra, bet yra, kaip sako vienas mūsų parapijietis. Aš esu girdėjęs, kad pats žodis krikščionis tai reiškia toks kaip Kristus arba sekantis Kristų. Gal jūs žinot, kada pirmą kartą pradėjo žmonės vadinti krikščionimis? Tikrai žinom. Ir dėja šitas dalykas yra protestantiškose bažnyčiose labai populiarus, bet dėja neteisingas šitas apibrėžimas. Pirmą kartą žodį krikščionis atrandame apaštalų darbų, kurie yra Biblijos dalis, 11 skyriuje, kur parašyta, kad Antiochijoje pirmą kartą Jėzaus Kristaus pasekėjai imti vadinti krikščionimis. Tai yra ne jų pačių susigalvotas pavadinimas, tai yra kaip juos pagonys ėmė vadinti, nes jie Kristus, tie krikščionys. Tad tai susijęs su žodžiu Kristus, bet tai juos pradėjo vadinti dėl to, kad jie nuolatos kitiems kalbėjo apie Kristų. Ir geriausiu atveju iš tikrųjų žmogus turėtų būti panašus į Kristų arba bent jau panešėti vis labiau ir labiau į jį. Dar noriu paklausti, gal jūs galite papasakoti, kas yra protestantiškos bažnyčios ir kaip kažkiek istorijos, nes Lietuvoje, kiek aš suprantu, žmonės nežino, kas yra protestantai ir dažnai vadina sektantais, nes nesupranta, kas tai protestantai. Gerai, aš turbūt greitai perbėgsiu per visą istoriją. Iš tikrųjų, tai, ką mes oficialiai vadiname protestantizmu, prasidėjo būtent, kaip sakiau, 1500
517 metais spalio 31 dieną Liuteris neplanavo to, bet gavosi, kaip gavosi. Iš tikrųjų prasidėjo didžiulis sąjūdis, kuris galų baigėsi tuo, kad susiformavo krūva bažnyčių, kaip liuteronų bažnyčia, evangelikų reformatų arba kalvinistų bažnyčia, anabaptistų arba menonitų. Ir paskui ėjo kitos bangos. Anglikonai, iš anglikonų įsivystė metodistai, bet aš noriu pasakyti vėl kitą dalyką. Susidaro įspūdis, kad tai yra tik tai tuo laikmečiu prasidėjęs tas judėjimas. Tas judėjimas buvo yra daug senesnis, nes pirmas protestantizmas jau ryškus, aš galiu pasakyti, yra 8 amžius, daugelis to nežino. Leonas III Izaurietis, Bizantijos imperatorius, žiūrėdamas metraščius, atrado vieną dalyką, kad žmonės, kurie garbino atvaizdus, turėjo problemų kovojant su išoriniais priešais, nes Bizantijos imperija susidūrė su įvairiais išoriniais priešais, kurie karpė imperiją, mažino jos teritoriją. Ir jisai padarė tai, kas mes žinome, vadinasi graikiškas žodis ikonoklazmos, tai reiškia ikonų naikinimas. Jisai sunaikino visas faktiškai kultūras, statulas, kurios buvo galima, išskyrus vieną, buvo ten uždengė labiausiai gerbiamą vieną atvaizdą, bet jisai uždraudė bet kokį atvaizdų garbinimą. Tai buvo 8 amžius, paskui jisai mirė, bet visa tai vėl buvo užgožta ir paskui buvo jo sūnus vėl atėjo į valdžią, ten buvo moteris kažkokia Irena, jei neklystų, nesvarbu, bet žodžiu, paskui buvo vėl antra banga to ikonoklazmo. Kitos bangos iš tikrųjų yra štai koksai. 14 amžius buvo Wycliffas Anglijoje ir ten buvo irgi didžiulis sąjūdis, tik tai jie nelaimėjo, jie netapo vyraujančia kryptimi. Kitas labai žinomas sąjūdis yra 15 amžius. Janas Husas 1415 metais sudegintas ant laužo už tai, bet tai vėl buvo didžiulis sąjūdis. Jis nelaimėjo, buvo užgožtas. Kitas gerai žinomas sąjūdis yra, gal nėra labai žinomas, yra dar ankstesnis už juos visus, tai yra 12-13 amžius, iki šiol išlikusios gyvos bažnyčios valdensai pietų Prancūzijoje, šiaurės Italijoje žiauriai persekioti, būdavo išžudomi visi kaimai žiauriausiais būdais. Visi. Bet neižudyti visi, iki šiol yra išlikusios bažnyčios. Dar pertrauksiu. O taip. Kas juos žudydavo? Žudydavo. Kas? Kalvonis? Ne, žudydavo dėja Romos katalikai. Romos katalikai ten žiauru kas buvo ir pačios paskutinės žudynės, kurios tokios didžiulės buvo apie 1500, dabar tiksliai galiu pasakyti, tai buvo 1600 maždaug 54 metai, nes prieš tai pasisakė Oliveris Cromwellis labai stipriai, jis valdė nuo 1653 iki 58 metų. Taip, ir kitas įdomus dar, taip, ką aš pasakysiu, buvo vienas įdomus labai katalikas, vienuolis Girolamo Savonarola, miręs 1497 metais, jei neklystu, jisai iš tikrųjų reformavo Florenciją. Jisai liko katalikas, bet ten būdavo, kas nori gali pasiskaityti kur nors Wikipedijoje ar šiai kitose tinklalapiuose arba enciklopedijose, bet irgi buvo nenusisekusi reformacija, užgožta reformacija, bet tos reformacijos bandymų vis dėlto grįžti prie tos pirmapradės krikščionybės buvo daug taip pat visokių nuklydimų,
kaip ten bogomilai, paulikiečiai ir taip toliau. Bet broliui Liuteriui, Martynui pasisekė, jį palaikė daug labai stambių Vokietijos žemvaldžių, kurfiurstrų, kurie rinkdavo netgi imperatorių. Tad noriu pasakyti, kad bendrai reformatai, protestantai išpažįsta, kad jie tiki 5 sola. Sola, tai reiškia sola scriptura, tik raštas, sola gracija, tik tai malonė, tai reiškia mes tikime tik tai raštu. Mums neįdomios tradicijos, raštas, sola scriptura. Sola gracija, mes esame išgelbėti tik malonės, sola fidei, tik taip, tikėjimo, solo Kristo, tik per Kristų ir paskutinis SDG ant mūsų pirmosios knygos, jeigu pažiūrėsite, kas nors Mažvydo Matekizmo, tą titulinį lapą, gale apačioje yra SDG, tai buvo tų pirmųjų protestantų, kaip pasakyti, šūkis Soli Deo Gloria, tik Dievui šlovė, tai reiškia mes garbiname tik tai Dievą, ne Petrą, ne Mariją, ne kažką tai solidė. Tik tai aš pasakysiu vienintelį dalyką, aišku, kad klausimas yra, kiek ten žmonės išpažįsta, tik tai aš tikiu tik tai skriptūrą, tik tai raštu. Klausimas, ar tikrai, nes pavyzdžiui, šventas raštas vienareikšmiškai sako, kad žmogus turi būti pakrikštytas tada, kada jisai išpažino prieš tai viešpatį Jėzų savo gelbėtoju ir viešpačiu. Broliai liuteronai ir broliai reformatai, jeigu jie tiki, nėra tik tradiciniai, dėja krikštė kūdikius, nors sako, kad jie tiki tik tai raštu, o kūdikių krikštas dėja nėra pagrįstas raštu, bet tradicija. Tai va tokia trumpa istorija. Pastoriau, norėčiau paklausti, gal jūs susimintumėt Lietuvoje, kiek yra maždaug bažnyčių, kažką paminėt, kurie yra senesni protestantai ir iki paskutinių dienų protestantai? Yra faktas, pirmosios reformacijos bangos protestantai, tai liuteronai ir evangelikai, matyt, taip reikėtų vadinti, evangelikai liuteronai ir evangelikai reformatai. Liuteronų faktas daugiau, yra nemažai Žemaitijoje, mažoji Lietuvoje. Netgi čia pas mus Marijampolė yra bažnyčia 1815 metais, jei neklystu, pastatyta. Bet problema vėl yra tai, kad dažnai tai yra nominalūs krikščionys, tai reiškia, jie yra tik tai kultūriškai. Kultūriškai ir daug jų yra vedę katalikus ir taip toliau. Ir gyvo tikėjimų neišlaikė. Vėl aš nežinau, aš nenoriu pasakyti apie asmeniškai kiekvieną. Ir paskui yra tų vėlesnių reformacijų, kitų, bangų, tai yra baptistai, jų yra nemažai. Ir taip pat mes turim labai daug, ir aš pasakysiu šiuo metu, tai yra didžioji dauguma, faktiškai, tai yra tos sekmininkiškos pakraipos bažnyčios, kurių labiausiai nuskambėjusi yra tikėjimo žodis, kuris dėja šiandien gėdėjasi to savo pavadinimo ir jį pakasė po velėną, tai reiškia pakeitė pavadinimą. Ir įvairių taip pat sekmininkiškų bendruomenių, kurių seniausia, kiek aš žinau, yra Vilniuje. Vadina Krivulės gatvės 12 besirenkantys, kur virš 100 metų ten yra ta bendruomenė ir įvairios kitos bendruomenės. Ir aš tikrai vienareikšmiškai žinodamas bendrą tą religinį peizažą pasakyti galiu, kad didžiausios bendruomenės šiandien yra tos charizmatinės arba sekmininkiškos bendruomenės. Nepaisant to, kad tas sekmininkiškas judėjimas išplito pasaulyje po 1907 metais.
atsiprašau, 1906 metais praūžusio, tik 3 metus trukusio Azuzos gatvės prabudimo. Tad tiek.